Labą dieną. Nusprendžiu padaryti trumpą įrašėlį apie taip vadinamą demokratiją. Kadangi paskutiniu metu kur benueisi, ar televiziją įsijungsi, demokratija ten, demokratija šiandien, demokratinės vertybės. Žodžiu, kur be pasisuksiu ten tik demokratija ir demokratija. Todėl nusprendžiau tokį šiek tiek įnešti aiškumą į tą, kas tas yra demos ir kas tas yra kratos. Ir kas tai per sistemą apskritai. Tai bandžiau padaryti vaizdinės priemonės pagalbą. Kaip gavos, taip gavos. Pasižiūrim. Tai turim valstybę polį. Tais laikais kiekvienas miestas, atskiras miestas, nesvarbu, kad bendros vienos, kaip pavyzdžiui, Elados, miestų buvo daug tenai pas juos. Kiekvienas miestas polis turėjo savo valdovą, monarchą, šnekant paprasčiau, savo įstatymus, bet sistema buvo daugmaž visur vienoda. Paskui Romos laikais, kas dabar yra pas mūsų. Tai kaip tai atrodo dabar? Aišku, kiekvienam miestas turėdavo savo sieną. Beje, žodis siena iki šių laikų taikomas ir naudojamas. Skirtumas tik tas, kad tais laikais iš tikrųjų buvo siena iš akmens, masyvių luitų, apsauganti tą polį. Dabar, geriausiu atveju tvorelė iš dratų ar kokių nors vėlos, nekam tikusios. Tai bet terminas iki šiol naudojamas - siena. Ir aišku, kiekvienam polį gyventojai turi spręsti tam tikrus klausimus. Ir tie klausimai dažniausiai buvo sprendžiami, kai reikėdavo kokio tai platesnio apsvarstymą prie Akropolio. Tai prie Akropolio surinkdavo, buvo šaukiami visi polio gyventojai, aišku, susirinkdavo visi, kam įdomu būdavo tuo metu ir ne tik kam, kas gyveno tenai. Tai prie kiekvieno Akropolio, susirinkdavo tam tikrą žmonių skaičius. Spręsti tam tikrą polio klausimą. Tai iš tos minios, kurie ateidavo prie Akropolio, iš karto reikėtų atskirti dalį atėjūnų. Tai ten kokie nors priekeiviai, kurie atėjo iš svetimo kito polio, kokių tai savo priekybiniais klausimais. Tai tą dalį iš karto atskiriam, nes jie yra ne šito polio gyventojai ir jie nieko čia nesprendžia. Taip pat reikėtų atskirti iš karto vergus. Arba samdinius kokius, kurie taip pat iš kito polio, arba yra tiesiog vergai. Tai atskiriam dar dalį. Dalį dar tų vergų, nes vergai yra daiktai, jie jokio žodžio teisės neturi apskritai. Net įsižiūrėti neturi teisės be leidimo. Tai atskiriam dar tą dalį. Tų susirinkusių prie Akropolio paklausyti, kokias ten klausimai sprendžiami. Tai lieka grinai to polio gyventojai. Bet iš tų gyventojų iš karto reikia atskirti moteris. Todėl, kad moteris taip pat neturi jokio sprendimo galios. Moters užduotis yra namų židinio saugojimas, prižiūrėjimas, rūpinimasis ir taip toliau. O ne spręsti kažkokių tai karinių ar dar kokių tai įstatyminių klausimų. Tai lieka vyrai. Tačiau iš tų vyrų reikėtų taip pat iš karto išskirti taip vadinamus, ką mes dabar turim šiais laikais terminą, nepilnamečiai. Kas tas yra tais laikais nepilnametis? Tas, kuris neturi savo šeimos. Vyras, kuris neturi savo namo, savo dominijos, savo teritorijos, kurie jie galėtų sukurti šeimą, auginti vaikus, turėti, žmoną, vaikai ir taip toliau. Tai iš tos vyriškos dalies atskiriam dar nepilnamečius, tai kas šiuolaikiniai terminai šnekant. Tai tie nepilnamečiai čia atsitraukia. Tai lieka vyriška grinai. Tai sakant, pilnamečiai šiuolaikiniais terminais šnekant, tai yra vyrai, kurie turi jau savo dominijas, turi savo žmonas, šeimas, vaikų. Tačiau ir čia ne viskas taip paprasta. Tai iš tų turinčių, jau kaip sakant, tik piliečių, žodžio galę, žodžio teisę kažką spręsti, turi patricijai, tai reiškia piliečiai. O kas tas yra pilietis? Tai paprasčiau tariant, tai pasiturintis
žmogus, pasiturintis patricijas. Tas, kuris ne tik, kad turi savo šeimą, savo, kaip sakant, savo dominiją, bet ir tas, kuris turi atitinkamą turtą, kuris yra gerbiamas tam poliui, to polio visuomeniai, kuris, ką tas reiškia pasiturintis, koks tas dabar reiškia tos turto, tos marža to kokia kada. Sunku pasakyti, aišku, kokie ten, kaip jie matuodo tos pinigus, bet iš esmės žiūrint iš to niuansų, tuo metiniu, tas, kuris galėdavo pats save išlaikyti, pavyzdžiui tariant, turi tam tikrą lygį suverenitetą. Jam, kaip sakant, nereikia parduotuvę lakstyti, kad prasimaitinti, jis turi savo žemę, augina toj žemėje savo kažkokią tai produkciją, samdo tam tikrą kiekį samdinių, turi tam tikrą kiekį vergų. Pavyzdžiui tariant, jis ne tik, kad save apsirūpina, bet jis dar padeda dar daliai to polio gyventojų taip pat išlaikyti savo šeimas. Paprasčiau tariant, jis yra patronas. Ir kiekvieną, dažnai matote tuose serialuose, filmuose, kai jį patroną sveikina iš ryto ten išėjus iš namų jo klientai. Beje, žodis klientas iš šių laikų taip pat yra, žodis klientas reiškia garbintoje. Pačiu tariant, reikia gerai užpakaliuką pabučiuoti savo patroną, jeigu nori, kad jis tave, kaip sakant, aprūpintų tavo darbą ar duotų, kad ir šiaip kapeiką kokią į delną įmestų. Tai vat, iš tos dalies vyriškos giminės reikia atskirti tik tais tuos vyrus, kurie turi žodžio svorį, kaip sakant, kurie yra, šnekant šių laikų terminais, paprašiau šnekant, yra oligarchai. Šnekant taip, tai ta grupelė mažutė, kuri realiai priima sprendimą pasitarę su tais vadinamais išrinktaisiais. Iš tos visos žmonių minios realiai sprendimą priima tik šita mažytė grupelė. Dar kartą kartuoju, šių laikų terminai šnekant, tai yra oligarchai arba lobistai. Vadinkit kaip norit. Nu ką, pažiūrėt. Manau, primityviai, paprastai, aiškiai parodžiau, kas tai per sistemą yra demokratija. Demoso valdymas. Demosas minia. Turbūt nereikia didelių protinių sugebėjimų, kad suprasti, kad demokratija tai yra tiesiog valdančiosios klasės kontrolės sistema. Aišku, aš čia labai suspaudžiau, čia sudėjau į vieną, kaip sakant, pintinę ir Elados laikų tą polių sistemą ir Romos, nors praktiškai tai yra viena į tą patį sistemą, nes pagal oficialią istoriją, nors aš neoficialios istorijos šalininkas, jie atsiperėmė iš Graikijos, dabartinės Graikijos tą sistemą, nors ir šiai dienai tas polius egzistuoja, Romoje yra Vatikanos korporacija, yra miestas polius. Miestas valstybė. Tas pats išlikė iki šių dienų yra. Ir visa sistema praktiškai iki šių dienų. Tai va. Tiesiog taip suspaudžiau primityviai, trumpai, paprastai vieną krūvą. Dabar toks klausimėlis. O kas pasikeitė nuo tų laikų ir šių mūsų dienų? Pagalvojot? Pasikeitė iš tikrųjų tik vienas vienintelis dalykas. Tuo metu visi tie susirinkę prie Akropolio, klausydami debatų tų patricijų, arba, Romos patricijai, ten kitaip vadinamos, debatus tiesiog galėdavo, reaguodavo, gulbaudavo, šokinėdavo, trypdavo, plodavo, pritardavo, nepritardavo, neturi. Esmė ta, kad jie puikiai visi žinojo, kad nežiūrint tai, kaip tu ten trypsi, kaip tu ten rankytę mojuosi, ar tu ten švilpausi, tavo sprendimas ten nieko nereiškia. Viską priminės šitie maža grupelė. Tų išrinktųjų pasitarę su tais gerbiamais polio piliečiais. Reikėtų gal įvesti tokį terminą tikrieji piliečiai, nes čia viskas yra taip užmaskuota, sujaukta toj teisinė sistema. Tačiau tariant, priminės ta maža grupelė tų garbingų patronų, čia iš jau Romos irgi, garbingų tų piliečių, žinomų toj
tam poliui žmonių, pasiturinčių ir va ta išrinktųjų. Keletas tų išrinktųjų. Vat. Jie pasitars, gal paklausys minios nuomonės, gal nepaklausys, čia jau kitas reikalas. Ir priims sprendimą. Šiai dienai visi tie tripsėtojai, rinkėjai, balsuotojai, jie galvoja, jie tiesiog taip giliai jiems įkalta į galvelės ir jie taip įtikėjo į tą fantaziją, kad čia nuo jų ulbavimų, trypčiojimų, vėliavėlių mojavimo, ar trispalvės, ar dvispalvės, bet nebeturi reikšmės jau, kad čia jie kažką sprendžia. Vat ir viskas. Čia vienintelis dalykas, kuris ir pasikeitė nuo tų laikų ir iki šių. Dabartiniai gyvena tiesiog gilioj fantazijų pasaulėlį. Vat ir viskas. Na, o šiaip kalbant dar giliau, reikia suprasti vieną dalyką. Dabar tai jau nebeaktualu. Todėl, kad ta sistema, taip vadinama, demoso valdyma, demokratija, jau užsibaigė iš tikrųjų. Tik tie trypčiotojai, strikinėtojai taip užsitrypčioja, užsidžiaugia tą savo demokratiją, užsižaidė tai žaidimėlis, kad net nesupranta, kad jinai jau tik etiketė palikus. Realybėj tai jau yra korporacinio diktato sistema. Pavadinkim ją korpokratija. Korporacinė diktatūra, kuri perina jau į paskutinį etapą, skaitmenizacija, ką jūs visi matot ir girdite. Tik tie plebėjų ir tų visų tų trypčiotojų banduomenė, kaip vadinama dabar, ar dar kažkaip tai vadinama, kaip ten dar buvo vadinama, tas valdovas ten iš balkono, kaip jis ten yra kažkada pasakęs, runkeliai, ne runkeliai. Nu, kažkaip jis ten buvo įsireiškęs kažkada ten, atseit iš kontekstą ištraukta buvo tenai, jisai labai toks, bet esmė yra ta pati. Strikinėtojai, kaip teletabiai tie, taip užsižaidė tais strikinėjimais ir visokiom demokratijom, kad jie net nesupranta, kad tos demokratijos kaip sistemos jau nebeegzistuoja jos. Jinai jau atidirbo savo darbą. Taip, mano suvokimu, čia mano pozicija, čia niekam nereikia tikėti. Demokratija, demos kratos, tai buvo tobuliausia turbūt valdančiosios klasės elito, sakykime taip šiuolaikiškai šnekant, sukurta, aišku, kada jin buvo sukurta ten gal už dar senesnis laikais, nei Elados laikais, kas ten žino, niekas to nepasakys, bet esmė ta, kad tai buvo, mano suvokimu, tai viena geriausiai išdirbtų, per istoriją praktiškai patikrintų bandos kontrolės sistemą. Tai aukso vidurėlis. Nes ta banduomenė tiesiog pati pasirengus už tą demokratiją paguldyti galvą. Nėra nieko geriau, kai vergas už savo vergystę pasirengęs paguldyti savo galvą. Todėl jūs ir matote šiai dienai, kur beįsijungsi, ką beįsijungsi, visur aiškiai matoma, kaip ta demokratija tiesiog dalinama į kairę ir į dešinę, kišama tiesiog. Aišku, krikščioniškas pasaulis jau senai po demokratiją, bet vargšai artimieji rytai, islamiškasis pasaulis, jie praranda labai daug. Pas juos nėra demokratijos, reiškia, jie reikia atnešti, jie vargšai be demokratijos. Kaip gali gyventi be demokratijos, čiagi nesąmonė. Aišku, pradžiai paprastai reikia demokratinių bombelių, kuriuos amerikiečiai labai mielai dalina visiems. Jo. Bet čia viskas tvarkoja. Bombelės demokratiškos. Jo, rusų nedemokratiškos. Įsikalkit savo galvą. Tai va. Todėl visur tai yra brukama, kadangi tai yra pati nuostabiausia, geriausia išdirbta valdymo sistema. Na, aišku, neatgyvenus dabar po jos, po tą etiketę demokratijos slepiasi jau visai kita sistema. Čia jau tik tais etiketė belikus, jinai greitai nukris. Iš jos greitai nieko nebeliks. Bet ją kaip instrumentą dar galima naudoti, kadangi jinai puikiai savi pateisino per visą istoriją. Tai va. O nuo savęs gal pabaigai galėčiau pasakyti taip. Šitoj visatoj visada yra du. Visada ir žmogus, ir žmogus savo
mentaliniam lygmenį taip pat skirstomas į du lygmenis. Yra tie mažuma, kurie visą gyvenimą per auką, per savo asmeninę auką, ieško šitam gyvenime žinių ir išminties. Jie kaupia šitą informaciją, analizuoja, ne šiaip sau tik kaupia, bet ir analizuoja. Ir yra antra grupė, dauguma. Na, ta, kuri paprastai, sakykim taip, ieško, kur šlapenka nukainuota. Tai va. Ir esmė yra tokia, patinka, nepatinka kažkam tai. Šitam gyvenime banduomenė kvaila nevaldė, nevaldo ir niekada nevaldys išmintingų žmonių. Tai paprastas faktas kaip blynas. Išmintingi žmonės visada suras būdų, kaip kvailesnius pastatyti į tam tikrą vietą. Aišku, gali būti sukurta iliuzija, kad čia jūs sprendžiat, jo, čia jūsų nuomonė labai svarbi. Tai išsakykit savo nuomonę, ką jūs manote, už ką balsą atiduosit. Jo, realybėje tą nuomonę niekam nachren neįdomi. Tai va, tai buvo, yra ir tai bus. Ačiū už dėmesį.